Sveiki, šiandien parodysiu, kaip atlikti savimasažą su nefritu voleliu. Iš pradžių pradėsime nuo kremo, kad netraumuoti veido odos. Galima naudoti ne tik veido kremą, bet kitas priemonės tam, kad išgauti geresnį efektą slydimo metu. Savimasažą pradedu nuo kaklo srities, judesį pradedam nuo raktikaulių ir nespaudžiant lengvai kylam link smakro. Darome judesį iš abiejų pusių analogiškai po 8 kartus. Užbaigus šį judesį masažuojam smakrą ir apatinio žandikaulio apačią. Pradedam nuo smakro vidurio ir slenkam link ausų spenelio. Kiekvieną judesį kartuojam 7-8 kartus kiekvienoje pusėje. Tada nuo smakro link skruostų masažuojame viršutinį žandikaulį. Tolygiai pereinam prie skruostų. Judesiai baigia ant smilkinio. Šie judesiai padėtų nuimti patinimą, kurį neretai turime ryte arba po sunkios dienos. Tada pradėsime dirbti su mažesniu voleliu. Pereisim prie akių zonos. Ši zona jautresnė, todėl švelniai masažuojam. Masažuojame ne tik apatinį dalį, bet akių vokus. Tada galima pamasažuoti tarp antakių ir pereiti prie nosies. Piešdami eglutę, kartojame šį judesį 4 kartus, tada pereiname prie kakto. Pradedam tarp antakių ir masažuojam antakių augimo vietą, skatinam antakių augimą ir atpalaiduojam savo mintis. Po šio judesio einam prie kaktos ir atliekame judesius į viršų, nuo antakių iki plaukų augimo vietos. Kaip užbaigiame kaktą, masažuojame kramtomąjį raumenį, kuris dažnai pas mus būna įsitempęs. Atliekame judesius tam, kad nuimti įtampą. Jei jaučiant skausmą ar didelę įtampą, galima pamasažuoti ilgiau. Užbaigiame nuglostymais limfos tėkmė. Po šio masažo galima nusiprausti vėsiu vandeniu, kad užtvirtinti efektą. Ačiū už dėmesį, tikiuosi jums patiko.